Vis daugiau parduotuvėse atsiranda savitarnos kasų. O tai reiškia, kad man, baigusiam teisę, šansų susirasti darbas mažėja. Čia geras, tai žmogaus nebereikia. Kortelė gali mokėti. Baigusiam teisę. Jo. Super. Taip, kas čia dar? Apie boksą. Apskritai, sako, boksas yra teisingiausias sportas pasaulyje, nes už kiekvieną klaidą tu gauni snukitės. Žiauriai gera išvada. Sako, kas yra geriausias draugas? Geriausias draugas yra tas, kuris tave išduos paskutinis. Aš manau, kad yra auksiniai žodžiai. Gydytojui skambino žmona. Daktarė, laba diena. Jeigu eisit pro šalį, pro mus, nežinot, kur gyvenam, užeikit. Tiesa, nėra labai būtina, bet jeigu laiko atsirastų, tai užeikit tada. Gerai, kas atsitiko? Ai, vyras žandikaulį susilaužė, tai kalbėti dabar negali. Dar vienas prieš rinkiminis. Du kalbasi, sako, o tu balsuot eisi į Seimo rinkimus? Sako, eisiu. O sako, už ką balsuosi, jei nepaslaptis? Negaliu sakyti, dar neišsipildys. Geras. Dar vienas panašus į mano pirmą. Gyvenime daugiausia kliūna tiems, kurie nuleidžia rankas. Boksininkai labiausiai tai žinom. Žodžiu, Butanas, vienuoliai sėdi, budistų vienuoliai sėdi, išsirikiavę, turistai eina pro šalį, gidas rodo, sako, tylos čia yra labai tylu, šitie visi budistai yra priėmę tylos įžadus, o štai matote ten toliausiai, kur sėdi toks tylus, ramus, toks nušvitęs, jis yra dar gyvas būdamas vienuolis, kuris yra paskelbtas šventuoju. Sako, o tau, ką jis tokio padarė? Sako, matot, visi jie turi tylos įžadus. Ir jis tylos įžadus išlaikė net tada, kai su plaktuku kalė savo per pirštą. Oriai tylus. Gerai, aš dar vieną turiu turbūt paskutinį už savo. Šventos mišios bažnyčioje metu vaikinas šnabžda šalia stovinčiai moteriai. Babytė, sako, atsiprašau, gal žinot, ponė, koks čia Wi-Fi slaptažodis. O, Jėzus Marija, aš magau. Taip, o su tarpais ar be? Ir dar vienas apie pinigus. Tikliau pasakius, du trumpi apie pinigus. Yra toks posakis, sako, turiu pinigų, ten krūvą pinigų, ar ne? Tai jeigu pinigai, sako, matuojami krūvom, tai pas mane duobė. Ir dar vienas prisipažinimas, manęs pinigai nejaudina. Jie mane ramina.